Galima reguliuoti lovytės dugno aukštį. Yra 3 padėtis. Žemiausia, aukštesnė ir aukščiausia. Tai kol vaikas mažas, rekomenduojama aukščiausia padėtis, nes tada mamai ir tėveliui nereikia taip žemai lenktis, kad pasiekti vaiką ir galim pasitempt nugarą, nepatogu, tai iš aukščiausios padėties pasiimam. Šita padėtis aukščiausia grubiai naudojama iki pusės metų, kol vaikutis nepradeda sėstis ir jau atsiranda pavojus, kad jisai atsisėdęs, įsitverdamas pagaliukus atsistos ir gali iškristi. Tai jau nuo pusės metų naudojame žemesnę padėtį ir taip grubiai iki 2 metų ir paskui jau pačią žemiausią padėtį.